Labą. Tai pabandysiu toliau atsakinėti į klausimus, ten kur buvau paskelbus postą. Gal turit kokių klausimų? Prisipažinsiu, nesiruošiau ir iš anksto nežiūrėjau į juos ir ką galėčiau atsakyti, bet jeigu sekant į toliau imant, taip matau, Gintarė klausia apie vaikų ligas, vaikų lygos. Kažką lyg buvau jau kalbėjus apie tai, bet dar galėsiu praplėsti tiek, kad čia yra atskira plati tema vaikų lygos. Bet jo, kalbėjau aš ten apie ryšių valymą, tvarkymą ir mūsų kaip tėvų emocinę įtaką vaikų lygoms. Man atrodo, yra įrašiukas tiek YouTube, tiek čia. Jeigu reiks, galėsiu dar kažką praplėsti, pakartoti, ar jeigu kyla klausimų, norit kažko konkrečiai, tai galit parašyti tenai. Man bus lengviau atsakyti, nei tai, kad klausimas vaikų lygos, apie vaikų lygas galima daug kalbėti labai. O sekantis yra Indrės klausimas, kodėl kartais nepavyksta darbas su savimi, lyg kažkas blokuotų, trukdytų, išsivalai kanalą, praplėti, nuimi trukdžius ir vis tiek nevyksta niekas, arba fantazuoji, kaip vyksta, jau lyg išsivalai, o pasižiūri, kad vėl viskas sugrįžo į pradinę padėtį. Na, čia ilgas postas apie tą darbą su savimi, kuris tarsi dirbi ir nėra rezultato, arba laikinas trumpas pagerėjimas kažkoks būna ir vėl grįžtama į pradinę padėtį. Mano nuomonė, tai dažniausiai būna dėl to, kad trūksta arba gylio, arba kažkokių suvokimų nepriimam apie situaciją, kurią mes tvarkom. Kažko iki galo neįsisavinam, arba nepasigilinam. Nurovėm piktžolės viršūnėlę, o šaknies neišrovėm, neištraukėm. Tai tą šaknį rasti gali užtrukti laiko, už tai, kad nėra taip paprasta, ne visus dalykus, ne visas priežastis galime iš karto pamatyti, nes mes matome ir suvokime, tiek, kiek galime šiai dienai suvokti ir daugiau apriepti, reikia, pavyzdžiui, užaugti, prasiplėsti šiek tiek, išsivalyti galbūt nuo tam tikrų požiūrių, principų kažkokių nusistatymų, kad pamatytume tiesą. Nes iš tikrųjų, tą tiesą apie save priimti ne visada lengva. Iš tikrųjų lengviau kitiems apie juos sakyti, ką manai ir galvoji, o ne savo prisipažinti kažką apie save ir ne tai, kad prisižadėti, bet priimti sprendimus tokius keistis, kažką kitaip mąstyti, kitaip daryti. Ir dažnai būna visos situacijos, kurios mus kažkaip verčia jaustis nekomfortiškai, nepatogiai, skaudina ar panašiai. Jos visos dažniausiai vyksta tik dėl to, kad mes pasikeistume. Keistume arba judėjimo kryptį, arba požiūrį, arba elgesį, ar vidinę būseną. Ir jeigu mes kažką pradirbame, pasakome, kad aš čia keičiu, įsivaizduoju kažką, kaip ten kažkas transformuojasi, bet iš esmės aš nepakeičiau nei savo elgesio, nei savo pasirinkimų, nei sprendimų. Ir nebus to pokyčio tada, ir nebus rezultato norimo ir laukiamo, nes mes turim keistis tada. Ir dažnai būna taip, kad dėl ko tas pokytis neįvyksta, nes mes kartais būname pasirašę sutartis, apie sutartis aš irgi jau esu kalbėjusi, apie sutartis su tamsiaisiais, su astraliniais parazitais, su dar kažkuo, kur kažkada galbūt ar praeituose gyvenimuose, ar šiame kažkokiose situacijose mums atrodė, kad mums ta sutartis bus naudinga, bet laikas praėjo kažkoks ir jau mums nereikalinga ta sutartis, bet kad ir praeitam gyvenime, pavyzdžiui, mes ją pasirašom, niekas niekur nedingsta, šiame gyvenime mus tai įtakoja. Man tas pavyzdys labai aiškus ir paprastas, sakykime, praeitam gyvenime buvau riteris karžygys, reikėjo žudyti žmonės, ar ne? Tai žmogiška mylinti širdis, niekaip to darbo nebūtų galėjus dirbti, ar ne? Būčiau negalėjęs aš to daryti. Ir tada tokiu atveju prisistato tie tamsieji, sako, aš tau galiu padėti, aš tau galiu tai padaryti, kad tu būsi ten pirmas karžygys, apdovanotas dar, sužaidžia ant žmogaus tos garbės, valdžios, troškimo dar kažko, to noro valdyti, būti reikšmingam, reikalingam, naudingam, nesvarbu kokiais būdais tai tu pasieksi, bet jie siekia, jie žino, kaip užkabinti. Jeigu pa žmogui yra tie kažkokie praėjimai silpnos vietos. Ir ateina pasiūlo tada tokią sutartį, viskas vyksta subtiliam lygmenį,
Ir sako, kad, jeigu tu nori, tai atiduok mum tą savo širdį nereikalingą, jautrę ir taip toliau, kuri tau trukdo dirbti darbą. Mes tau duosim, ten kokią akmeninę, ledinę ir taip toliau. Sutartis pasirašyta, mainai įvyksta, tu ten tam gyvenime esi puikus karžygys, daug priešų nukovęs, nugalėjęs, ar ne? Tas gyvenimas baigėsi, bet šiame gyvenime atėjus būna sunku mylėti, sunku atsiverti, sunku kitiems parodyti savo jausmus ir emocijas, būti jautriu. Irgi mačiau, ten buvo kažkoks klausimas apie jautrumą, ar ne? Kodėl mes bijom žmonėms būti jautrus, rodyti savo jautrumą kažkokiu, nes galbūt praeitie esam nukentėję nuo to jautrumo. Ir tuo labiau, jeigu dar yra tokios sutartys, tai tu gali kiek nori atstatinėti savo tą meilę, jautrumą, ten dar kažką, jeigu širdis pakeista į akmeninę, ledinę ar ten kažkokią kitokią, tai galima vizualizuoti, ką tu nori, vis tiek darbas nueis per niek, nes viskas sugrįš atgal, nes nenutraukta sutartis, nes nesusigrąžinta savo širdis ir netiduota akmeninė ir ten kokia ledinė tam, kam priklauso. Tai todėl kartais ir nepavyksta tas darbas, nes nerandamos priežastys, nematomos jos. Bet jas pamatyti galima tik tada, kai esam pasiruošę, tai pamatyti pasiruošę išspręsti tą situaciją. Tai irgi reikia nespausti savęs ir duoti savo laiko tam subrendimui, užaugimui, nenuleisti rankų ir suvokti, kad taip, aš tokiame etape, kur dabar nežinau atsakymų, nematau, nerandu, bet aš juos rasiu ateityje, rasiu, ieškosiu ir rasiu. Tai jeigu, pavyzdžiui, jaučiam, kad galim tiesiog pasižiūrėti, o kaip atrodo ta mano širdis, o kaip atrodo dar kažkas, žiūrint, su kokia situacija jūs dirbat, ką jūs norit sutvarkyti ir kas jums neišeina, nesigauna, nepavyksta, žiūrėti, kas už to stovi, kodėl, kas trukdo, gal kažkokie prisirišimai, pančiai, virvės, priklausomybė, nežinau, nuo vyro, nuo tėčio, nuo mamos, nuo bet ko, kas trukdo judėti laisvai į priekį savo ritmu, savo žingsniu, siekti savo tikslų ir žiūrėti, o tai kas trukdo, kas laiko, kas pririšęs, kas kitam virvės gale. Dairytis aplinkui ir užduoti tuos klausimus, kurie gali atsakyti ir parodyti, bet iš tikrųjų, o tai kur ta priežastis, kodėl man sunku judėti, nes galim savo kelią valyti, kuriuo aš einu, šiuo gyvenimo keliu einu, ir vis kažkokios kliūtys, duobės, akmenys, ar ne. Aš galiu vizualizuoti, įsivaizduoti, kad aš tuos akmenis ten nurenku, išvalau, duobės užlyginu, tuom kart gali jausis pagerėjimas, bet vėliau pasižiūrėjus, aš vėl galiu pamatyti tuos pačius akmenis ir duobės. Tai kodėl tai yra? O todėl, kad galbūt aš pati jų savo prisikuriu savo pasirinkimais, savo baimėmis, savo nepasitikėjimu žmonėmis, nepasitikėjimu savimi, visada kažkas už kažko stovi ir reikia tada jau eiti vis gilyn ir su tuo tvarkytis. Ir jeigu yra kažkokios sutartys, tai su sutartimi jau irgi buvau kalbėjus, ką daryti reikia, tai išreikšti ketinimą, kad aš nutraukiu visas sutartis, kurios mane stabdo, kurios man yra nenaudingos šiame gyvenime. Panaikinu sutarties pagrindą, kad neliktų to pagrindo, dėl ko aš ją sudariau tą sutartį. Susigrąžinu savo viską, kas yra mano, išvalyta pilnoje apimty savo. Atiduodu viską, kas yra ne mano, ką gavau kaip tos sutarties pagrindą tam, kam priklauso visą tai. Išvalyta ir pilnoje apimty. Išvalau tas vietas, kur buvo tai, kas ne mano. Pavyzdžiui, aš pasėmiau akmeninę širdį pas save, taip įsivaizduojam ar ne, jinai ten buvo, kaip mano aplinkinės struktūros reagavo į tą akmeninę širdį, ar į ledinę tą širdį, gal jos irgi aptirpo, apšalo, kažkas pas mane negerai yra, aš išimu tą akmeninę, ledinę ar kokią ten širdį, tai pas mane gal lieka irgi kažkokie pažeidimai, tai aš irgi turiu sakyti, kad atstatau pažeistas struktūras pas save, paleidžiu gijimo procesus, atiduodu tai, kas ne mano tam, kam priklauso ir susigrąžinu savo. Bet reikia tada suvokti, kad tai, ką aš susigrąžinau savo, irgi gali būti kažkaip paveikta neigiamai, tai turiu išvalyti, irgi atstatyti struktūras pagal save tokios, kokios jos yra mano. Ir jau tada galiu susigrąžinti viską pilnai, kad ten susijungtų, susilietų, kad nebūtų kažkokių pažeidimų struktūrinių. Tai visą tai įsivaizduojant daug lengviau yra
išjausti, kas liečia širdies darbą su širdim tvarkymas, tai būna net jaučiasi ir toks tarsi krūtinė ir šiluma, ir energija, ir verkt norisi, ir jeigu taip pat išjaučiama gerai, tai viskas tvarkoja, vadinasi, darbas įvyko. Bet tas sutartis reikia nutraukti, sakyti, kad nutraukiu, pašalinu tų sutarčių pasiekmes ir pasiekmių pasiekmes. Ir taip su bet kokia sutartim, bet kurią situaciją tvarkant, galima net paklausti savęs tiesiog, ar yra kažkokių padarytų sutarčių. Nesvarbu, su kuo tai susiję, pavyzdžiui, ką jūs ten dirbate, ar su santykiais, kokiu ryšiu, su vyru, ar su vaikais, ar su tėvais. Jeigu išvalot ryšio kanalus, ten paleidžiate energijas tekėti, ir kažkas nesigauna, bet jaučiasi, kad kažkas ne taip. Galit klausti, ar yra kažkokių sutarčių, kurios dabar įtakoja mane, kurios neigiamai veikia, kurios daro įtaką, poveikį kažkokį nepageidaujamą. Jeigu ateina atsakymas, pojūtis, mintis, kad taip yra, tai galima ir sakyti, kad aš jūs nutraukiu tas sutartis. Ir kaip minėjau, tas pagrindas visako yra pokytis, sąmoningas pokytis, keitimas savo veiksmų. Jeigu aš bijau kažko, aš tada sąmoningai renkuosi padaryti tai, ko aš bijau. Pradžiai, sakykime, tą baimę galiu keisti, transformuoti į drąsą, įsivaizduoti, kaip aš dabar jau drąsiai kažkur tai kažkokioje situacijoje elgsiuosi. Ten, pavyzdžiui, bijau plaukti į gylį, ar ne? Pradirbinėju tą baimę, gylio baimę, tamsaus vandens baimę, ar ne? Faktas, kad galbūt kažkur gyvenime praeitam ar nuskendau, ar plaukiau, ar kažkas įvyko tam tamsiam vandenį, koks krokodilas suėdė, kažkur Misisipėje, nežinau. Esmė, vadinasi, kažkas buvo. Tai sakau, kad paleidžiu automatiniam pradirbimui tuos gyvenimus, kurie įtakojo mano tą baimę. Galbūt iškils kažkoks vaizdinys, kas ten tokio įvyko, ką aš jaučiau tuo metu. Tai ten visas tas baimės, panikas, dar kažką keičiu, transformuoju į drąsą. Tada po truputį bandau fiziškai eiti į gylį vandenį besimaudydama. Tai visą tą darbą teorinį turiu patikrinti ir praktiškai. Ir pas mane daug kas gyvenime yra taip, ką aš kalbu, tai nėra tik kalbos, aš praktiškai viską darau realiai fiziniam gyvenime. Ten bijai eiti kalbėti prie žmonės, pradirbu, einu ir kalbu. Bijau ten, nežinau, palikti namus, einu ir palieku tuos namus. Jeigu reikia. Nesakau, kad nereikia kraštutinumų, kad šok nuo skardžio ir šoku, o aš paskrisiu. Tiesiog ir darai tai, ką reikia daryti, ką jauti, kad pagal gyvenimo planą reikia daryti ir visas tas baimės nugali ir eini toliau ir toliau. Dažnai būna, sakykime, moterys gyvena su vyru, smurtaujančiu vyru arba kuris nepalaiko, žemina, menkina, narcizų ar dar kažkaip, ar ne? Ir jos bijo kažką keisti, bijo išeiti, bijo skirtis ar panašiai. Nesakau, kad privaloma skirtis. Jeigu vyras narcizas, tada yra šiek tiek kitaip, tada jau ten yra, tai yra liga, sutrikimas ir jis praktiškai negydomas, reikia ir save gelbėti ir vaikus. Bet jeigu šiaip yra kažkokie tokie nesutarimai, nepasitenkinimai, aš esu beveik įsitikinusi, ne 100%, bet didžiausiu atveju, daugiausiai atvejų būna tokie, kad moterį ta situacija moko tiesiog mylėti save ir rinktis save. Ne vyro gerą nuotaiką, kad ant galvos čia atsistota ar ant ausų, kad tik vyras laimingas būtų ir nerėktų ir patenkintas, bet rinktis save. Visos tos situacijos kalba apie tai, kad aš turiu rinktis save, mylėti save. O kur mano savigarba, kur mano savivertė? Ir čia atsiveria nepamatuojamos galimybės darbui su savimi, o iš kur tas savivertės trūkumas, kodėl aš savęs nevertinu, kodėl aš save nurašau, menkinu, kodėl nemyliu savęs tiek, kiek kažką kitą, kodėl aš renkuosi kitą, o ne save. Ir tai gali kilti nuo nėštumo periodo, kada pas mamą pilve buvau, kada vaikystėje buvau kažkur pažeminta, pamenkinta, arba norėjau, kad kažkas galvelę paglostytų, patikintų, kad esu mylima, reikalinga. Ir tas poreikis jisai išlieka iki užaugimo ir tada mes norim iš aplinkos to patikinimo, bet trūksta pagrindo patiems savo, kad patys savyje žinotume, kad
aš ir taip esu faina, ir taip save myliu, ir visada renkuosi tik save. Ir kada tas balansas jau persisveria į tą labai neigiamą pusę, aš galiu daug ką padaryti dėl savo vaikų, atsisakyti skaitymo, mėgstamos knygos, atsisakyti poilsio, jeigu reikia dėl šeimos kažką padaryti ar ne, aš galiu tai padaryti, bet turi būti balansas, kad neišsisemtume. Mes daug ką darom iš pareigos, ne todėl, kad labai čia fainai keltis anksti ryte pusryčius daryti, bet todėl, kad reikia, ar ne? Bet reikia tada jau rasti tą balansą, ribą, kur peržengus jau eikvojuosi, išsieikvoju, tik duodu ir nieko negaunu atgal. Tai nereiškia, kad vaikai privalo mane kažkaip dabar čia užpildyti. Aš pati turiu pasirūpinti savimi, savo laiku, savo pomėgiais, pasakyti ne, ribas kažkokias savo nusistatyti, kad su manim taip elgtis jau negalima. Man to sakyti apie mane jau negalima, nes tai yra nepagarba man. Ir nebijoti tai ištransliuoti ir parodyti aplinkai. Nebijant, o kas dabar bus, nes dažnai tos baimės mūsų būna jos nepagrįstos. Jos tik mūsų galvose, mintyse sukeltos tų pačių astralinių parazitų, kad ten jeigu moteris pasipriešins ar pasakys kažką vyrui, tai jisai ten, o jau bus, tai bus, kažkas tai bus, o realiai nieko nebus. Tik širdis daužosi iš tos baimės, nes taip galbūt įtakoja praeita kažkokia patirtis ar iš praeito gyvenimo, kur sumušė, gal kažkas ten nužudė, kažką už pasakytą žodį ne taip ar daiktą ne vietoje padėtą. Ir tos baimės mus persikioja, tai reikia su tom baimėm pradirbti, tais praeitais gyvenimais susitvarkyti, save pamilti ir daug kas tada keičiasi ir materializuojasi, kol neišsemiam to dumblo iki dugno, iki galo, tol tas pokytis akivaizdus, realus ir nevyksta. O tą dumblą semti, tai kaip, žinai, kaip sakau, į stiklinę pilk švarų vandenį ir tas drumzlinas vanduo nutekės, kažkada nubėgs ir liks tik skaidrus. Tai čia tas pats ir su darbu su savimi. Nori pokyčių, turi nuolat dirbti su savimi. Ir kai kas rašo, man sako, tu jau turbūt viską su savim pradirbus, tu jau čia viską pasidarius, tikrai ne. Tikrai ne, yra situacijų, kurias turbūt dirbsiu dar daug, tik aš nevadinu to darbu. Tas darbas taip sunkiai skamba, ar ne, kas nori dirbti, mieliau po palmę gulėti kažkur margaritą gerti gal. Bet tai nėra darbas, tai yra sąmoningumas, tai yra sąmoningas gyvenimas, stebint aplinką, stebint žmonės ir savo reakcijas ir savo pasirinkimus. Ir tada tas darbas, jis, transformuojasi į veiksmą tokį tiesiog. Tu veiki, bet tu veiki sąmoningai, suprasdamas, kodėl vyksta kažkas, kas vyksta. Ten, pavyzdžiui, vyras pradeda kažko tai, matau, nepatenkintas, kažką lyg pretenzijas reikšti, lyg kažką sakyti, lyg pykti, lyg bumbėti. Ir aš nevertinu taip, kad, oi, kas čia jam darosi, oi, čia matai, pas jį ten kažkas tai sukilo. Aš žiūriu, iš šono, iš karto atsitraukiu ir žiūriu, kas tai įtakoja. Ir tada matai, kad, pavyzdžiui, yra tų astralinių parazitų, jie bando gauti energiją, jie jam kiša kažkokias mintis, sukelia energijas, emocijas. Kai žmogus su savim nedirba arba dirba kitaip, ne taip, sakykime, jam sunkiau tą suvaldyti ir suvokti, kas čia dabar su juo vyksta. Jis iš karto transliuoja į aplinką, kas yra, bet jeigu aš sąmoningai ir suvokiu tai, kas vyksta, aš nepasiduosiu, aš neatsakysiu tuo pačiu, aš nepamaitinsiu astralinių parazitų savo emocijom kažkokiom, atsikirsdama jam kažkaip nesąmoningai ir panašiai. Išklausai, nusišypsai, palinguoji galvą, okei, ką dar parodysim. Tiesiog tu viską matai kitaip ir tas matymas kitaip, sugebėjimas vertinti situacijų iš šono, iš aukščiau, iš kitos perspektyvos labai palengvina gyvenimą, kada aplinkui atrodo viskas eina velniop, arba vaikai serga, arba lyg ant santykių griuvimo ribos, arba dar kažkas, tiesiog neįsileisti į tas emocijas. Ir tarp kitko apie emocijas, ten mačiau irgi buvo klausimas, Deimantės, geras, kad galvoju, atsidarysiu, kad tiksliai būtų apie tai, aš kurį laiką galvojau, kad su manim kažkas yra negerai, kad tos emocijos taip nebanguoja, apie ašaras čia gal labiau, kada kiek su kuo yra gerai išsilieti, išsiverkti iš džiaugsmo ar liūdesio, ar tiesa jūsų manimu, kad geriau nei liūdėti, nei per daug džiaugtis, o visais atvejais išlaikyti pusiausvyrą, kas vyksta, kai turi daug išgyvenimų, o verkti net nebegali. O gal čia
iš to vidinio vaiko visur skalambinamo, ką daryti. Apie tą didelį džiugesį ir liūdesį, iš tikrųjų, taip, čia kažkada neseniai ir su drauge kalbėjau ir sakiau, kad mane labai sunku nustebinti, labai sunku pradžiuginti ir nuliūdinti. Nėra taip, kad aš dėl kažko labai šokinėčiau iš laimės, labai džiaugčiausi, bet nėra taip, kad ir mane išmuštų kažkas iš vėžių ir pameščiau galvą ir ten sakyčiau, oh my god, ką dabar daryti, nes buvo čia momentas, kai prieš kelias dienas mano kompas ten kažkas pasidarė, užlūžo ir aš įsijungiu ir jisai tuščias mano viso, kaip sakau, viso gyvenimo dokumentai, failai, darbas, viskas tuščia, nėra naujas kompas. Na ir buvo toks adrenalino pliūpsnis, šokas, bet ne tai, kad pulčiau į ašaras verkti, ką dabar daryti su tuo, tiesiog susimobilizavau kažkaip, pradėjau lysti į paštą, žiūrėti, kiek kažkam siuntus, kokių dokumentų, ataskaitų, kiek ko galiu išsaugoti. Toks užplūdo daug energijos, toks, kad dabar tai bus reikalų, kad viską atkurti. Praradau nuotraukas vaikų, ten dar kažką, bet nebuvo to tokio, kad, oh my god, viskas gyvenimas sugriuvo. Ne tai, kad aš neleidžiu to savo jausti, aš nebejaučiu. Tai nėra tragedija kažkokia. Aš tik suvokiu gal tą, kad gyvenime yra daug baisesnių dalykų, nei kad išsitrynęs kompas kažkur žmonės likę ten be stogų virš galvų, sužaloti, be galūnių, be dar kažko. Ta prasme, aš žiūriu plačiai į tai, kad taip, man tai galbūt būtų asmeninė tragedija, kompo praradimas, bet požiūrį praplėti. Ar tikrai jau čia asmeninė tragedija, kad išleisti tiek emocijų į aplinką, kad pasaulio pabaiga. Ne pasaulio pabaiga. Lygiai taip pat tas džiaugsmas, tu pasidžiaugi, bet suprantu, pavyzdžiui, kad tai, kas man vyksta gero ir gražaus, tai yra mano darbo rezultatai. Pavyzdžiui, jūs dirbat visą mėnesį ir gaunat atlyginimą. Tai tipo šokinėjat iš laimės, vau, atlyginimą gavau, kaip fainai, čia gerai pasisekė man. Ta prasme, nei džiaugiesi, nei nesidžiaugi, smagu, gavai atlyginimą. Bet tai nėra tas, kad nuneša stogą iš tos laimės ir apie viską, kas ateina į mano gyvenimą, ar ten darbai, pinigai, draugystės, pažintys, kažkokie įvykiai, reikalai, tai man kaip gauti atlyginimą. Nes taip ir yra iš esmės, nieks nevyksta šiaip savo, nieks nevyksta atsitiktinai, kažkaip tai taip chaotiškai. Visata labai viską, tą balansą suveda teisingai ir viskas yra pamatuotai ir neatsitiktinai ir taip toliau, tai ir suvokitai, kad viskas, kas man gero ir gražaus nuvyko, tai fainai, bet tai yra kaip darbo užmokestis. Tai nežinau, gal jeigu laimėčiau Amerikoje loterijoje, čia milijardą dabar galima laimėti, manau, pasidžiaugčiau, pasidžiaugčiau neblogai, išleiščiau emociją, ir būtų smagu, bet vėlgi tai suvokčiau, kad, vadinasi, buvau verta, jeigu tai gavau. Tai va, apie tas emocijas. Kai kada gali gąsdinti, kad jau aš bejausmė, be jokios reakcijos ir taip toliau, bet, sakykime, tas toks neutralumas, ėjimas ir per gyvenimą ir stebėjimas visko tarsi iš šono ir neišleidimas tų kažkokių ar neigiamų ar teigiamų emocijų, tai yra irgi atsakomybė prieš kitus žmonės, prieš pasaulį. Jeigu aš suvokiu save kaip esybę, kuri turi ryšius su kitom esybėm, kuri įtakoja energijas aplinkui besisukančias, ar ne, tai ir yra ta atsakomybė, kad jeigu aš labai stresuosiu, arba pyksiu, arba verksiu, arba liūdėsiu, aš visą tą savo vidinį šūdą, skleisiu į aplinką, tais ryšiais, kuriais esu susieta su daugybė žmonių, daugybė sielų, kurios yra šiame pasaulyje, nutekės visas tas mano šūdelis, kaip įtakos tuos kitus žmonės, kaip tai įtakos procesus Žemėje. Aš gal kosmonautė, gal aš per plačiai ir per daug žiūriu į visą tai, bet aš kitaip jau negaliu, jau kaip sakoma, atmatyti negaliu, atžinoti negaliu, žinau šitos dalykus, jaučiu juos. Ir sąmoningai tada renkuosi neišsitaškyti, ne dar kažkaip kitaip, bet, pavyzdžiui, kažką suvokiu, kažką gaunu mintį, energiją, žinią, pamatymą kažkokį ir automatiškai žinau, kad
tie, kas su manim susiję ryšiais vienais ar kitais, ta visa informacija, tie suvokimai irgi nuteka. Ir tie žmonės, tos sielos, kurios su manim susiję, jos tai gauna. Ir mes visi mainomės, dalinamės čia visais tais dalykais. Tai yra irgi atsakomybė. Ir tie filtrai apie informaciją, irgi kalbėjau kažkada, kad ta informacija, kuris mus pasiekia, irgi reikalinga užsidėti tam tikrus filtrus, kad mane pasiektų tik tai, kas man reikalinga šiame gyvenime pagal mano šio gyvenimo planą, o ne visas iš aplinkos sklindantis informacinis fonas. Tai čia tų reikalų darbe su savimi yra. Bet sakau, geriausiai niekas kitas taip nedaro pokyčių gyvenime, kaip realus fizinis veikimas, darymas tam tikrų dalykų, kurių anksčiau nedarėm, elgimasis kitaip negu elgėmės, mąstymas kitaip negu mąstėm ir taip toliau. Tai visiems su tuo pavasario atgimimu linkiu to ir vidinio pokyčio atgimimo, transformacijos, drąsos ir meilės pagrindu. Taip, pabaigsiu gražiai. Tai iki kitų malonių kartų. Ate.